Sveiki vėl atvykę į laidą Perkepiam. Čia, kur varžosi profesionalus visiškai lievi šefai, kur mes įsivaizduojam, kad mokam kept maistą, bet kai kurie žmonės moka, kaip jau matėm, kai kurie ne. Noriu šiandien jums pristatyti mūsų laidos dalyvį Saša Didžiuler. Sveiki. Su Saša šiandien kepsime steiką, labai skanų ir labai didelį. Tai yra žmogus, ką jis turi bendro su maistu. Ką turi bendro su maistu? Aš dirbu restorane šiuo metu ir planuoju studijuoti gastronomiją Italijoje. Čia jau labai aukšti pareiškimai šitoj laidoje. Taip, dėl to šitas video gali, man atrodo, backfire'inti šiek tiek. Man atrodo, kad neįstosit po šitą video. Mes jei ką nusiūsim tiesiai į Italiją, sakysim, pažiūrėkit šitą jaunuolį, ką jis padarė su steiku. Aš tikiuosi neras šitą video. Jo, tave uždarys į kalėjimą po šitą. Kodėl kepam steiką? Aš, kadangi žinau, kad Saša dirba Restike, o kaip žinot, steiką gerai iškepti yra raketų mokslas, pagal mano tėvą pavyzdžiui, nes jis kiek yra kepęs, jisai tiesiog padaro tokį sausą, kad galėtum tiesiog realiai gali kaip su kempinė eiti ir praustis duše. Taip gerai atšvyčia pėdų, mozolius. Žodžiu, steiką nėra lengva pagaminti, Saša. Kaip reikia pagaminti steiką mums? Noriu, kad aš papasakočiau? Jo, nes aš realiai ateinu į šitą laidą, aš receptų neturiu, neįsivaizduoju pats. Tu turi papkę, kuri parašyta steikas lengvai, jo. Steikas lengvai. Bijau, kad tą papkę geriau paaiškins negu aš, bet iš esmės steikas yra 2 minutės iš vienos pusės, 2 minutės iš kitos, arba mažiau priklauso nuo density steiko. Čia apie seksą ar apie steiką kalbė? Galima pritaikyti iš tikrųjų įvairiopai, priklauso nuo poreikių. Ir po to sviestas, čiobrelis ar rozmarinas ir kažkaip jie daro tą apliejimą ir steikas. O kurio momentu komado bono reikia pasistatyti? Žodžiu, kadangi mes jau kalbėjom prieš tai, kad mes darysim batatų piure. Mes negalim sakyti, kad kalbėjom prieš tai čia. Mes taip sulaužytume žiūrovam visą. Aš šiandien tau siūlau dabar, šiuo momentu padaryti batatų piure. O batatų piure? Batatų piure. Kaip daroma batatų piure? Aš paskutinį kartą, kai dariau, tai aš išvyriau batatus, aš juos supjauščiau, įdėjau į mikserį, sviestą, kaip vadinasi, odelę apelsinų. Odelę apelsinų. Odelę apelsinų. Odelę apelsinų, sumaliau ir gausi žiauriai skaniai. Tai, kad tu nepasimestum, duodu tau steiką lengvai receptą, pasivartyk, pažiūrėk. Man patinka papkė, atrodo kaip slapti dokumentai. Jo. Tai... Nežinau, ar aš kažko nespainiau, bet ten turėtų tau viskas būti. Jo, tai... Gali naudoti receptą, gali nenaudoti, nežinau. Dabar gerai, atrodai įsižeidęs, kad tau aš manau, aš jį paliksiu ateičiai, o kol kas pradėsiu nuo savo jėgų. Aš kaip tik kelią, žinok, suvariau, kai bėgiojau. Nėra, žinai, nėra, kad stengiuosi padėti, kad laida būtų gera. Tai daryk savaip, galim pradėti. Aš tai, žinai, kaip pradėsiu, kadangi aš esu galvotas vyras. Aš noriu pradžiai įsivirt batatus. Čia dar lik plaukų būtų biški. Tu taip jausi neišilgai? Kad būtų lygios jėgos mūsų? Taip, aš... Tu man duosi tą kreivą dalį. Duosiu šitą batatą tau. Ačiū. Aš apsipjausiu batatą ir tikiuosi, kad liks ne 15%. Jeigu tu žinotum, kiek kartų aš įsipjaunu restorane, tu nepatikėtum. Iš manęs juokiasi šefas, kad aš pastoviai įsipjaunu. Ble, bet kietas jisai juoktis. Kiek jis metų patirties turi? Pas jūs šiaip geras restikas? Labai daug. Jo, tu gali viešai sakyti, kokiam restikė dirbi? Jo, aš galiu viešai sakyti, jis geras restikas. Kokiam dirbi? Roots. Kiek čia Michelino žvaigždučių? Jeigu Michelinas apsilankytų Lietuvoje, o jis apsilankė, man atrodo. Tai dabar čia jau Michelino problema. Neseniai. Čia Michelino problema, žinai ką, Michelinas nieko neišmano absoliučiai. Tai yra subjektyvi labai nuomonė. Mano nuomonė yra objektyvi. Aš objektyviai sakau iš tikrųjų gerą vertinimą. O kuriuo momentu tu nusprendėjai palikti TikToką kaip pagrindinį pajamų šaltinį? Kodėl tu nusprendei, kad aš jį palikau? Nes tu dabar nori tapti profesionaliu šefu, taip? Jo. O tai tu TikToką toliau darysi? Ar tu privedi prie to, kad aš išsiskyręs palikau TikToką? Aš turėjau tau klausimų, žinai. Tavo batatas geriau atrodo, ar man geriau atrodo? Ar išvadai akies, kad jis taip atrodo? Tavo batatas atrodo, kad tu išsiskyręs seniai esi labai. Labą dieną. Sveiki. Gal galima jau steiką panemnemint? Aš manau, tai būtų problema. Gerai. Kol kas dar? Teisiu vėliau. Gerai. Eik iš čia. Eik iš čia. Čia mūsų nem šefas, kuris po to vertins maistą, jisai kartais... Jam sunku kartais suprasti kai kurios tiesiog social cues. Socialinius aspektus bendravimo su žmonėm. Tai tu man aiškiai. Pas tave subtitrai eina, kol tu šnekėtai. Kaip šitas veikia daiktas, palauk? Reikia paspausti, blėt, vat jūs sportininkai, karočią, blėt. Jeigu būtų viskas parašyta hanteliais, tai tu suprastų. Kaip čia, blėt? On, jo, jis ten pyp padaro. Vat, sportininkai, blėt. Nenori gal, daugiau sportuoja ir knygų skaitai, nes aš žinau atsakymą realiai.
Aš gavau traumą, aš negaliu dabar sportuoti. Ai, negali Aš skaityti, pradėjau- negali skaityti dabar. Gavai traumą. Jo, grįžtant prie jaukesnių temų, išsiskyrė su pana, ne? Jo. Kodėl? Koks pas mus bus mikseris? Čia yra mūsų maksimalus mikseris? Čia ne mikseris, šiaip ševėsdas. Aš su sportininkais dar nesu nieko bendro turėjęs, bet matau, kad sunku bus šiandien. Pas tave toksiški santykiai su mergina? Pas mus labai geri santykiai su mergina. Tu manęs nesuprasi vis tiek. Ta prasme, labai nerealų santykiai. Mes susižadėję, mes esam įsimylėję žiauriai, kiekvieną vienas kitą vis nuo jo įsimylim ir tiesiog mes nerealiai kartu laiką leidžiam. Jo. Žiauriai kėdai. Mano dvigubas šautuvas po lovą tiesiog dabar toksai. Wow, jūs nerealūs santykiai. Nežinau, vieną dieną gal ir tu tokius tobulus santykius. Nesipykstat visiškai? Oi ne, mes visiškai nesipykstam. Jūs mylit žiauriai vienas kitą? Jo. Eina savo. Palauk, skambinam. Nusakyk greitai, aš dabar gaminimo laidoj negaliu. Tu durna, gal? Kas? Katiną matei? Mačiau Katiną, aš su juo buvau. Ką tu katinai padarei? A, mes su juo žaidėm. Ištam planšėlę. Aš jam šukosiną bandžiau padaryti. Tai ar tau viskas gerai, aš jau suprantu. Aš labai prastai girdžiu dabar, mas mane zvimbia indukciniai puodai. Nekreipiam dėmesį, mes šitą pakeisim gal kažką. Tarkos jo man Aš reiktų. turiu tau tarką. Aha. Taip, va, puikiai tarka. Apelsinai, prašom. Kažkas blogai? Ne, viskas gerai. Iš tikiuosi, nėra, nesukelia tau nepatogumų kažkokių. Ne, viskas gerai. Jau šiek tiek naga. Tau sproksta puodas. O, ble. Ką padeda tas apelsinas? Apelsinas prideda skonio šiek tiek. Žievelę pati. Ar galėtum teikti, kad jūsų santykiuose reikėjo apelsino? Tiesiog, žinai, žmonės su laiku keičiasi ir... Tai tu pasikeitei ar jinai? Aš manau, mes abu pasikeitėm. Jesus, blėt, man reikia antraštės kažkokios. Ne, aš negaliu sugalvoti tokios antraštės. Kokią antraštę tu įsivaizduoji? Ar Saša Didžiuler Gėjus. gėjus? Gali būt. Niekas nežino šitą. O tu nebandėjai niekad? Aš iš tikrųjų turiu vieną istoriją iš Barcelonos. Ok, tęsk. Aš buvau Barcelonai vienas, ir ten gyveno mano sesė. Ir jį pasako, tau reikia išeiti į lauką ir susipažinti su žmonėm. Ir mes išėjome į lauką, žinai, Barsos centras. Ir aš susipažinau su žmonėm, bet ten buvo toks būrelis vaikinų. Ir aš sutikau juos ir aš nežinojau, kad jie gėjai. Ir, one thing after another. Ir tiesiog... Jūs jau gerėt vyną ryte. Jo, mes... Ne, ei, palauk, tai buvo vakaras. Mūsų riebaloti nuo steiko pirštai gali susiliesti ir tai jau bus gan romantiška, žinai. Aš manau, kad aš visai, žinai, jeigu man reikėtų su tavim laižytis, tarkim, bet tik dėl jūsų. O, ne, aiškiai tik dėl jūsų, aš tikrai pats nenorėčiau iš tikrųjų. Tipo, nėra tokio, kad aš, žinai, galvočiau apie tai ir kažkas tokio. O duosi pipirų? Pipirų. Prašau. Čia nuoširdžiai šitas bus vietoj mikserio? Parodyk mums raumenį savo. Ne. Gali be Mike. Ne, Saša. čia jau tavo asmeninis noras, čia net nėra kameros noras. Jaučiuosi kaip Barcelonai vėl. Sužaisim paprastą žaidimą, žinai. Gerai. Reikia atsakyti kelis viktorininius klausimus. Aš tiesiog kiekvieną kartą, kai tu atsakai neteisingai, aš atpjaunu gabalą steiko. Okay. Iš tavęs atimu tiesiog. Ai, gerai. Pirmas klausimas. Kas yra geriausias Lietuvos komikas? Katleris. Steikučio nebėra biški. Okay. Antras klausimas. Kas yra geriausias Lietuvos komikas? Bartuševičius. Steikučio nebėra biški. Paskutinį kartą turi. Kas yra geriausias Lietuvos komikas? Evaldas Jasaitis. Teisingai. Aš iš šito galėsiu guliašą pasidaryti. Guliašą iš 2 gabaliukų steiko. Aš manau, labai daug išeikvosiu produktų tiem 2 gabaliukam. Tu nežinai, kiek aš su tam produktu išeikvosiu. Tiesa. O turi geras steikas prilip prie keptuvės? Ne. Tavo prilipo prie keptuvės, nuoširdžiai? Jis dabar atrodo, lyg būčiau koją prie duslintuvo prilietęs. Tai, kad atsiranda dūmai, yra irgi pusiau gerai. Pusiau gerai. Nu, nes tipo... Jeigu mėgsti iškepusią mėsą yra gerai, bet dėl kancerogenų šiek tiek blogiau. Ne, kancerogenai ain't shit. Aš netikiu. Ai, tu tokia pasirinkai taktiką su vėže, ne? Tiesiog netiki. Aš tiesiog ignoruoju. Kiekvienam dalykui pagaminti mums reikia ugnies, ne? Šį kartą
indukcinės ugnies ar indukcinės elektros. Aš neįsivaizduoju, kaip šitie dalykai veikia, bet ką aš įsivaizduoju, kad mūsų laidos partneriai Elektronikos taškas mums šitos dalykus davė nemokamai. Todėl ateikit pas juos ir nusipirkit elektronikos prietaisų. Ten yra viskas. Nuo naujų iki ekspozicinių dalykų, nukainotų. Ta prasme, ten taip pigu yra, kad jūs atvažiuosit nusipirkti pelytas, išvažiuosit su televizoriu. Ir ne bet kokiu, o 4K Ultra HD susilankstomu, į kurį kišenę galite įsidėti. Jeigu esat Vilniui arba planuojat kelionę į Vilnių, galite daryti į fizinę parduotuvę Paneriškių gatvėje 5. Jeigu ne, yra elektroninis puslapis elektronikos.lt. Realiai šiandien užsinorėt blynų, bet neturit kuris įkėt. Vakare viskas. Turit elektrinę kaitlentę, važiuojam, kepam. O, batatai jau beveik geri. Žaidimas šalti klausimai. Gerai. Aš užduosiu tau dabar šį kartą realius klausimus, nes išsiaiškinom, kas geriausias Lietuvos komikas. Gerai. Užduosiu realius klausimus, už kiekvieną neatsakytą klausimą pamažinsim ugnį tau keptuvį. Gerai, pirmas klausimas. Kas yra dabartiniai čempionai? Ko? Ko čempionai? Ta plaukikė. Kaip jie? Mažint. Jam šefas mažint. Ir vieną padavalą. Ir batatam irgi, gerai. Turkijos sostinė. Istanbulas. Čia nebuvo klausimas, aš tai kartais garsiai galvoju. Ne, dabar jis garsiai. Australijos sostinė. Kenguru, aš nežinau. Mažint. Aš nežinau Australijos sostinė. Man atrodo, nebus nem. Koks yra vardas ir pavardė piloto, lietuvio, kuris Kaune praskrido taip kietai po tiltu? Saša, tavo kepsnys neiškėt. Andris su whatever, aš nežinau. Mažinom. Aš nežinau. Dabar supranti, kodėl vadinasi šalti klausimai. Jurgis. Suprantu. Jurgis. 3 turim. Klausimus, jeigu atsakai jos 3, mes tau padidinam. Gerai. Nes tau kitaip steiką reikės, nežinau, po pažastim. Kiek stūmoklio taurių yra laimėjęs Duckas Hudsonas? 6. Ne, 3. Mažinom. Kas turi daugiausia followerių lietuviškam TikTok'e? Ne, tas su motociklu čiūvas. Tu vis tiek geriau, aš nežiūriu, tai tu gali padidinti. Ir paskutinis klausimas. Kas yra geriausias Lietuvos komikas? Evaldas Jasaitis. Gerai, padidinti biškiam dar. Eik tu savo, čia neužtenka šios temperatūros steikui, kurio... Kaip man padidinti temperatūrą? Galiu padidinti temperatūrą? Aš žinau, kaip mes galim su tavim padidinti temperatūrą. Gerai, aš dedu sviestą. Labai daug sviesto įdėjau šiaip. Na, šiaip, okei. Wow. Nekreip dėmesio. O, ne. Nieko nesakyt daugiau jam. Tu stipresnis, tu turėjai apgint mus. Aš nežinojau, aš nenoriu baudžiako. Blet. Kaip mes dabar sutrinsim piurė? Mano steikas šiaip, jis visai not bad iš tikrųjų, bet kadangi mes mažinam temperatūrą, jis labiau vyrė negu gaminosi. Labai blogai pas mane. Tu jau ne medium rare, tu jau medium labai well done, man atrodo. Aš žinau, kad well done reiškia angliškai, kad gerai padirbėt. Tai mikserio nėra, aš taip suprantu, ir ką tik pavogė mano vienintelį dalyką, su kuriuo aš galėjau. Aš tave perspėjau. Šakutė yra gal? Šakutė būtų žiauriai faina. Tu gal gali Saša rankom? Aš matau, kad tu tipo kačelinį. Jo. Tu varai savo restorane po 11 valandų. Jo. O tu tipo... Yra dalykas, kad tipo, esi bandęs miegoti ar ne? Jo, žinai, aš pastaruoju metu labai mažai miego, aš irgi tą pastebėjau. Man atrodo, aš dėl to gaunu traumas. Aš šiandien, matai, savo nupjauju tiesiog pusę nago. Aš turiu tau pasiūlymą, kur galėtum pernakvoti šiandien. Aš bijau, kad man neteiks tavo pasiūlymas. Aš kažkodėl numanau deduktyviai. O tu turi sužadėti nerimtai? Taip. Kaip jinai išvelgia į visus tavo šitus dalykus? Jinai dabar nemato, jinai dabar su katinu žaidži. Tu jau pasiruošęs į santykius grįžti? Ne. Jeigu tu grįši į santykius, tu tiesiog liūdnas būsi? Pala, su kuo, su to pačiu žmogum? Jo, vis tiek jūsgi pertrauką darot, ar ne? Aš nesuprantu. Nėra, kad jūs pertrauką tiesiog darot. Pertrauką? Ne, aš nemanau, kad ten pertrauka. O šiaip, kodėl žmonės valgo smidrus? Nes man smidras, jisai myžalų smirda. Tu rimtai? Jo. Jis man žiauris skanus, gal tu tiesiog padarai neteisingai. Gal aš primyžu. Galbūt tu tiesiog supainiai realiai. O kiek atspaudimų padarai? Koks tavo yra finalinis taškas? Nes tu matau vis kelitas tos stories, kur rodai raumenukus savo. Jo.
Finalinis taškas yra mirtis nuo trenbolono injekcijų. Kas yra trenbolonas? Trenbolonas? Čia kaip steroidas, bet toksai žiauriai, labai steroidiškas steroidas. O tu vartoji steroidus? Ne. Kodėl? Aš nežinau, aš kažkaip pagalvoju, kad tai nėra geriausias sprendimas, žinai. Gal būtum didesnis? Jo, bet nėra verta, žinai. O tu sportuoji, kad būtum didesnis ar kad sveikas būtum? Aš Tavo metų tipo svarbu čia jau būti didesnis, nes mano metų tipo, kad būti didesnis, tai čia man jau reiškia debeto. Liet mane kaip užpisa tas vagelis. Aš su... Kiek galiu man irgi, pasakyti? tu po kad jį pasikėjo vardas, tu žinau, kad sargiau. Blogiausia, kad aš jį pasamdžiau. Tu jį pasamdėjai? Jo. Tu norėjai, kad jis tau trukdytų? Aš tiesiog, čia mano pusėserė sūnus yra. Šiaip steikas, žinok, gan geras gavosi, aš net nemeluosiu. Jis toksai, tipo, not the best, bet, ta prasme, jis tikrai neblogas. Gerai, dabar galim pradėti lažybas. Ar mano bus geresnis, ar tavo? Tu neperpjovai savo, aš nežinau, kaip jis atrodo net. Sen. Į mano steiką raktas per mano širdį. Saša. Aš manau, aš turiu naują draugą ir čia yra ta šita bitė. Tai pasilik, nes matau tave palieka vis draugai. Nebematau nei tiktokų, nei istorijų su tavo draugu šituo Raimondu, kaip jisai. Jis nėra Raimondas. Nu, Ryanas Goslingas? ne. Raimondas Apelsinas tikrai Goslingas. skanu. Skanu? Sakiau. Nu, tu toks pats saldukas, žinai. Kaip tavo draugo vardas? Gedas? Marius. Marius. Jo. O tu dar filmuoji su Marium kažką? Ne, mes labai seniai kažką darėm kartu. Susipykot? Ne. Vėl tu su visais susipyksti? Aš nesu visai susipykęs. Čia gal tavo problema? Galimai. Aš apie tai galvojau neseniai. Tu dabar turi daug draugų ir tu tiesiog sportuoji, dirbi? Ne, aš dabar neturiu, man atrodo, nieko. Eik, tu savo. Žinot, kas man yra keiščiausia? Kad sulūžus vienam brangiausiai jūsų gyvenimo daiktui, kompiuteriui, o ne kažkokiam tausteriui, jūs net nežinot, kur važiuoti ir kreiptis ir kur remontuoti. Atvarykite termopastą, Pylimo gatvė 35, centre, Vilniuje. O net jeigu ir ne čia gyvenat, yra nemokama kurjerio paslauga, kur galit paskambinti, privažiuoja, atveža, suremontuoja ir vakare geiminat ir problemų nematot. Šiaip, super patogi vieta. Tvarkom viską. Jūs net neįsivaizduojat, kiek mes visko galim sutvarkyti. Ta prasme, kompiuterių įvairiausių. Negalvokit, kad jūsų kompiuteris kažkoks išskirtinis, wow, kurio nebūtų galima patvarkyti. O net jeigu ir nenorėsit stebuklingai įsižeidę čia kažką tvarkyti, diagnostika nemokama. Nunešę pas savo meistriuką kažkokiam hūdė, garažėlį, galėsit bent jau pafleksinti, kad žinot vieną ar kitą detalės pavadinimą, ar bent jau kokia problema gali būti. Ir šiaip, žiūrėkit, aš nesuprantu, kam lauk, kol kažkas suges. Mylėkit savo kompą kaip artimą, kaip savo šeimos narį, atveskit profilaktikai, dulkės prapus, pastą prateps, veiks kaip naujas, vėl vieną kitą ramą įsidės. Nemiegokit, nelauk. O jeigu net ir nedrįstat su savo millennialso arba Gen Z smegenėlėm paskambinti ir kalbėti su kažkuo telefonu, pasiekiama termopasta iš visų pusių, Facebookas, Instagramas, ta prasme, pasirašot kaip su draugeliu, parašai, ei, labas, kompas neina. Atnešat, pataisot, sėdit vakare, patenkinti. Nesuprantu, aiškinkim, kalbėk su jumis nekalbės. Atrodo viskas taip paprasta, suaugę žmonės, o reikia tiek ilgai kalbėti. Nesuprantu, vieną dieną gal išmoksit kažką, suprasit? Ok, tai dabar mums pateikimas jo liko. Eik tu nahui. Eik, tu savo šitas piurė toks šūdinas, dėl to, kad čia dėties tiebai. Žinai, kas yra šūdinas? Jisai net neišsidėlioja. Aš net nežinau, kurią kepšnio dalį. Mano piurė yra, net ne piurė čia labiau. Aš bandau taip sudėlioti, kad jis atrodytų gražiai, bet pas mane labai mažai gražių dalių iš tikrųjų. Tu gražus. Tu irgi visai nieko. Ei, aš labai seniai šiaip nebendravau su moterim. Matos. Žinai, man neseniai šitą pasakė, kad matosi, kad aš nebendrauju su merginom. Tipo, aš dirbu su kolegė ir jinai sako, tu labai toksai, tipo, matosi, žinai, kad tu vienas gyveni. O gal tau nebereikia su merginom bendrauti? Tu manai, man reikia grįžti į Barceloną? Yra ir Vilniuje vietos. Ispanai gražesni šiek tiek. Praėjom nuo to, kad tu tiesiog man šaltas, o tu dabar mane įžeidinėjai. Ne. Ei, čia nebuvo įžeidimas, čia buvo objektyvi tiesa. Čia buvo įžeidimas. Į objektyvę tiesą niekas niekada nepyksta. Čia buvo įžeidimas. Ne. O... Kodėl pas mane titrai? Aš gerai kalbu lietuviškai. Nu, aš gerai kalbu. Ar jie buvo čia visą laiką? Aš gerai kalbu lietuviškai. Kad tu dedi džemą prie ko, tu dedi džemą prie lauro lapo ir smidrų? Seni, aš visai O galima man irgi atrodo gražiai šiaip. Aš visai kitam žaidime. Man atrodo, kad Nem šefas bus apalpęs šiandien. Nem šefas šiandien turės infarktą. Jo Nem vaikai ir Nem žmona nesulauks jo namie.
Aš esu kol kas padaręs geriausią steiką su geriausiu pateikimu gyvenime. Rimtai? Taip, mano piurė atrodo kaip 2 kartus pašauta. Mano piurė atrodo kaip piurė, kurios neturėjo būti. Atrodo, kad tu į lėkštę, kurios neišvaliai, įdėjai sekantį patiekalą. Ką jis dar? Kai tu laikai kažką? Ne. Ką, mes atėjom prieš Nemnem šefo teismą. Tikimės, kad Nemnem šefas mus labai gerai įvertins. Svarbiausia steikų yra kepimo laikas. Čia faktas yra. Taip, absoliučiai sutinku. Čia atrodo viskas gerai patektų. Smidrai biškai šlapimų. Kol kas nem. Čia nežinau, kodėl uogienė. Kodėl uogienė? Prie jautinos galvojom, kad tik uogienė. Nemnem šefė čia steikas. Na. Gal kažkas padažų būčiau originaliau sugalvojęs, bet gerai. Žiūrėk, jinai kaip lašiš atrodo. Problema tame, kad čia jau jautiena. Aš bijau, kad Nemnem šefas negalės jos atkast. Jisai puikiai kramto kol kas. Šitą mėsą. Jis kramto tą patį gabaliuką jau. Ei, bet jam kečupo neprireikia. Aš manau, jis pomidorus tiesiog panaudojo vietą kečupą. Jis dabar... O. Nu tai kaip gerai pomidorai. Galėčiau abu vienodai vertinti. Nem. Labai sausa. Bet žinok, aš būsiu atradęs naują receptą. Žinai, aš tai patenkinęs. Nes stebėtinai piurė su špongalio uogiene labai gerai dera. Tavo steikas yra kaip odiniai batai, man atrodo, pagal. Aš vertinčiau tavo patiekalą tikrai 7 irgi patenkinamai, sakyčiau. Ei. Norėjau pasakyti 9. Aš vertinu jo patiekalą 9. Aš galiu sakyti, kad tave vertinu nepatenkinamai, bet kad aš tave patenkinčiau. Tu mane patenkintum, tu manai? Žiauriai patiko, labai faina, kad pakvietė, labai man patiko visas experiences. Ei, nereikia dabar bibičių. Gerai, nuoširdžiai, Vėliau. tipo, tą kartą tą vagį sutikus, kaip jinai jo vardas? Vagelis. Vagelis. Kitą kartą vagelis taip lengvai neišsisuks. Aš atnešiu sam peilį ir dujų balionėlį. Pipirų Mes balionėlį. šitą iškirpsim kaip soundbite, nes yra Gabrielius Vagelis dainininkas. Man jau vakar policija atvažiavo, aš nenoriu, žinai, ką vakar policija atvažiavo ir pasakė. Pas tave buvo atvažiavęs policija? Taip, atvažiavo pareigūnas ir pareigūnė ir in the middle viso konflikto sprendimo man pareigūnė sako, o jūs tas ne tik tokia, čiūlė. Ačiū šiaip Sašai. Tikiuosi, kad kitą sezoną turėsim geresnių svečių, daug, kurie atsakys į mano gražius žodžius. Ačiū visiems, kas žiūrit, nepamirškit pasubscribint, palaikint, palikti komentarą. Paremkit Contribui mane. Sašas neberemkit, jisai žiauriai turtingas. Aš neturiu Contribui. Jis iš TikToko pinigų tiek turi milijonų, kad neįmanoma net tiek turėti pinigų, kiek jis. Ačiū Saša, kad atvarėjai. Ačiū tau. Džiaugiuosi, kad mes užbaigėm viską lygiosiom, nes šiąnakt aš tikriausiai prieš tave pasieksiu pergalę. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir visiems arrivederci, kaip sakau. Iki. O, gerokai putoja. Draugai, rugsėjo 22-23 dienomis bus neeilinė kraftinė alaus paroda Vilniuje, čia, Dūmų fabrike. Susitiks įvairiausi brovarai, net 31 iš Europos ir JAV. Tai prasme, paragauti visko, aš nežinau, ar jums pavyks, nes tiek rūšių jūs net nesat matę, tiek skonių net nesat suvokę savo galvą. Bus labai geras laikas, labai daug putojančio alaus, nealkoholinio, aišku.
galėsit ragauti, žiūrėti, bendrauti. Ir kas svarbiausia, galėsit paragauti ir susipažinti su dalyku, kurį gal galvojat, kad suprantat, bet iš tiesų nelabai suprantat. Nesu ir aš profas, kaip matot.